Tęsiame laidą. Seniorų futbolo čempionato Aukštaitijos regiono rungtynėse sėkmė lydėjo svečius. Kėdainių stadione vyko futbolo seniorų čempionato Aukštaitijos regiono rungtynės. Susitiko Ukmergės Vienybė ir Kėdainių Nevėžio veteranų futbolo komanda. Vyko atkaklios rungtynės, kurios baigėsi minimali svečių pergalė 0-1. Pirmajame kėlinyje įvarčių nepavyko įmušti nei vienai komandai. Antrajame kėlinyje atkaklesni buvo ukmergiškiai. Jų pastangos buvo vainikuotos pergalingų taiklių smūgių. Po rungtynių pakalbintas Kėdainių Nevėžio veteranų futbolo komandos vadovas Robertas Šinikas teigė, jog varžybos nebuvo sunkios. Varžybos nebuvo tokios blogos, sakykim, iš tikrųjų, tai tiek, kad mūsų kelių žmonių nebuvo. Tai Valdovobenskas šiandien nebuvo, Kišonas Rimvydas gavo pradžią rungtynių traumą, Saulius Vertelis, kur truputį tikėjomės iš jo, kad padės, bet vėlgi kažką biškai ten pasitraumavęs negali, tai bet truputį trūko mums žmonių šiek tiek iškart, be keitimų beveik ir žaidėm visas rungtynes. Roberto Činiko manymu, komandai šis sezonas nėra sėkmingas. Šis sezonas šiaip kol kas tikrai mums nėra sėkmingas. Laukia, aišku, sunkios rungtynės, dabar mes esam treti nuo galo. Tai dvi komandos mūsų lygtai, kaip sakyti, ir prašiau atrodo, bet aišku, dar yra kelios rungtynės ir sakykim, galim pataisyti tą visą savo rezultatą šio viso sezono, bet aišku, laukia sunkios rungtynės. Jonava laukia, kur visada mes su jais sunkiai, Alytus laukia išvyka, kur tikrai nebus lengva. Tai va, tai netgi bijau kažką ir pasakyti, žiūrėti, kad mes čia kažką dar nustebinsim labai. Ukmergės Vienybės vadovo trenerio Artūro Arbašausko nuotaika buvo geresnė. Geros varžybos buvo. Tam tikru, aišku, požiūriu. Mes gal biškai geriau žaidėm negu jie. Laimėjom 1-0. Mums tik tai to reikėjo. Vadovo manimu, šis sezonas komandai yra geras. Daug geresnis sezonas. Mes Kėdainiuose neblogai pasirodėm pavasarį ir šiaip nemažai taškų surinkom. Aš skaitau, kad vienas iš geresnių per paskutinius kokius 3-4 sezonus. Paklaustas, kaip vertina kėdainiečių komandą, Ukmergės Vienybės vadovas Artūras Arbašauskas teigė. Kėdainiečių visą laiką mums buvo labai sunkus varžovas. Dar nuo mano laikų, kai man teko žaisti aukščiausiai lygoje, žinot, nėra sunkiau žaisti, kaip pasakyti, tarp kaimynų. Mums labai sunku buvo žaisti su Kėdainiais ir su Jonava. Čia buvo dviejos komandos, su kuriam buvo labai sunku bet kuriais metais, bet kurio laiku.